dabar mes tęsime apklausos rezultatų analizę. Taigi, baigiame per klausimą. Do you think enough is being done by governments and organizations to address climate change? Tai ar manote, kad organizacijos ir valdžia daro pakankamai, kad kažkaip mitiguotų ar mažintų klimato kaitą? Ir net 73,3% žmonių atsakė, kad ne. Tai bent jau yra fainai, kad žmonės pripažįsta, kad ir sutinka, kad nepakankamai yra daroma. 20% atsakė, kad turbūt, tai galbūt rodo, kad jie nebūtinai domisi šiuo tiesiog kaip klausimu. Ir 6,7% atsakė, kad mano, kad pakankamai yra daroma. Tai, aš nežinau, aš su šitais žmonėmis, kurie taip pasakė, nesutinku, nes nelabai daug kas yra daroma iš tikrųjų. Būtent, kad pakankamai yra daroma, tai čia yra netiesa, nes rezultato jokio kaip nėra, taip nėra. Smagu, kad žmonės supranta, kad kai kurie procentaliai žmonės supranta, kad nėra daroma pakankamai, o tas turbūt, kaip ir minėjai, tikriausiai rodo tiesiog, kad žmonės nesidomi ir tai nėra labai kažkokia dalis jų gyvenimo, kuri būtų aktuali. Jo. Ir iš tikrųjų tas pats procentas yra ir žmonių, kur praeitam klausimą klausiau, ar jie ten naudojasi viešuoju transportu, ar ten mažina savo kažkokius energy consumption. Kiek energijos naudoja ir panašiai, ar rūšiuoja, tai toks pats procentas atsakė, kad niekada to nedaro, o čia tiek atsakė, kad mano, kad ir daroma pakankamai. Tai daug apie sako iš tikrųjų. Turbūt tie patys žmonės taip ir atsakė. Vis tiek dauguma verslų, ten korporacijų yra orientuotas į pinigus. Jo. Ir ta prasme, saugoti gamtą yra brangiau ir veikti taip, kad nepažįsti gamtos, kad neteršti, tai yra vis tiek brangu, tai reiškia, kad jiems tai yra mažiau naudinga ir dėl to nėra kažkaip keista, kad dauguma jų ir nesistengia labai daug ten kažką tais daryti. Ir dažniausiai tai, ką jie daro, tai yra labai kaip ir performatyvus, sakyčiau, jeigu taip galima pasakyti. Ir tiesiog tam, kad susikurti gerą įvaizdį ir pritraukti ten pirkėjus, bet iš tikrųjų, ar tai kažkaip pozityviai įtakoja klimato kaitą, ar tai padeda spręsti šią problemą, aš taip tikrai nemanau. Jo. Sutinku. Jo. Gerai, tai kitas klausimas buvo, are you willing to pay more for products or services that are environmentally sustainable or have a smaller carbon footprint? Tai ar jūs pirktumėte produktus ar paslaugas, kurie yra kaip kurie mažiau kenkia gamtai, ar yra labiau tvarus ir nepalieka tokio didelio kaip pėdsako. Jo. Anglies dioksido pėdsako. Tai 60% atsakė, kad taip. Tai čia yra labai džiugu, kad žmonės taip galvoja ir kad iš tikrųjų norėtų taip daryti. Ir 26,7% atsakė, kad galbūt. Tai irgi yra iš tikrųjų suprantama, nes ne visi turi tiek tų pinigų, kad galėtų pirkti paprastas paslaugas ar produktus už brangiau tik dėl to, kad jie yra labiau sustainable. Vis tiek, visi turim skirtingas pajamas ir tai yra suprantama. Jo, nes tie visi eco-friendly ten produktai, jie yra labai, labai, labai brangus. Taip. Nes todėl, kad vien juos pagaminti yra labai brangu tiem visiems ir verslam. Dažnai net nebūna iš tikrųjų eco-friendly, apie šitą dar galima būtų pakalbėti, kad dažnai tai yra tiesiog, kaip ir Ieva minėjo, tiesiog tokia marketingas ir kad gražiai atrodytum visiems ir tiesiog, kad žmonės galvotų. Bet aš manau, kad tai veikia. Jūs pagalvokit, ta prasme, tai veikia. Ta prasme, tu gali apsimest, kad tu mažini kažkaip, tu prisidedi labai prie to klimato kaitos, ta prasme, mažinimo, kad tu darai tą, tu parduodi tą, tu gamini tuos dalykus iš tų, ta prasme, iš tų, kurios galima perdaryti, žodžiu, visus plastikus panaudoji ten, sakykime, kaip pavyzdį paimti, iš plastiko yra gaminami rankinukai, tarkim, ar ten kuprinės visokios, bet nieks nežino, ar tai yra tiesa. Niekas negali pasakyti, tu neteisi ir ta prasme, tu neištrisi to produkto, ar tai yra padaryta realiai. O parduotuvė tikrai to nepadarys. O taip, o yra žmonių, kurie yra iš tikrųjų, kaip čia pasakyti, užsidegę nori pirkti tokius dalykus, nes tai yra eco-friendly vadinama. Šiaip būtų įdomu iš tikrųjų
kažkaip būtų kaip investigationai ir analizės padarytos tų kompanijų, kurios reklamuojasi, kad jos yra labai kabutėse environmentally sustainable, kad tiesiog pasižiūrėt, ant kiek iš tikrųjų jos tai daro, ant kiek tai yra tiesa. Ir tiesiog skirti, kad ir bausmes arba tiesiog kaip paviešinti kompanijas, kurios meluoja ir melagingai kaip priverčia žmonės mokėti daugiau ir už neteisybę. Taip. Jo, ir didesnė problema yra vis tai yra ne tai, ką mes perkam, o tai, kiek mes perkam, nes mes tikrai perkam per daug ir dauguma žmonių turi tikrai per daug rūbų, tiek, kiek jiems nei jų reikia, nei ką, ir paskui tie rūbai yra išmetami. Bet aš galėčiau Dais pasiginčyti, yra labai daug platformų, per kurias tu gali pardavinėti savo padėvėtus rūbus, kaip mūsų gerai žinoma programėlė Vinted, ir ta prasme, žmonės nebūtinai visada išmeta tos rūbus, jie juos perpardavinėja arba atiduoda į vaikų globos namus, arba duoda šiuometiniai didelį problemai ukrainiečių pabėgėliams Lietuvoje, sakykime, jeigu reikalinga yra rūbų kažkokia tai, nežinau. Ir dar dabar darosi visai madinga nešiot, nes mados vis dėl tokį kartojasi, tai vis daugiau jaunimo iš tikrųjų ten eina visokias humanas ir dėvėtų drabužių parduotuvės, tai kas irgi yra pakankamai džiugu, kad tikrai yra dabar platformų ir galimybių, kaip nusipirkti dėvėtų drabužių ir šiek tiek mažinti tą visą, kiek paliekėtų to tekstilės atliekų, bet iš tikrųjų tikrai vis tiek tų medžiagų ir drabužių yra palikta, tiesiog išmetama žiauriai daug, ir ypatingai dabar tas fast fashion yra labai populiaru, kur tu nusiperki ten už 10 eurų maikučių ten kažko, ten jo suplyšta greitai, arba ten pavyzdžiui jas ten siunčia iš Kinijos, tai kas irgi turi labai daug visokių, palieka labai didelį pėdsaką. Ir, tikrai prisipažinkime, mes visos turbūt esame nusipirkusios drabužių ten iš tokios parduotuvės, kur ten pigiai, bet tiesiog gražus, dabar gražus, galbūt trendy toksai ir... Jo, bet kalbant apie tą, kur tu minėjai fast fashion, tai čia yra labai didelė problema, nes tarp kitko, pastaruoju metu labai greitai keičiasi mūsų, kaip čia pasakyti, stilius, ta prasme, aprangos visos, štai čia buvo vintažiniai visi rūbai iš 90-ųjų, dabar čia rožiniai batai, tada visi perka tos rožinius batus, tada paskui nebenešioja, jie yra išmetami, tada, žiūrėk, vėl mėlyni batai jau dabar, jau ten sakykime, ar ten aukštakulniai iki kelių, tai dabar jau nebe tie, ten dabar dar, ta prasme, mūsų pastaruoju metu tas visas stilius, jisai žiauriai greitai keičiasi ir, sakykime, jaunas kartas ten, sakykime, nuo 12-13, taip grubiai paėmus iki kokių 26 plus. Net realiai dabar iš tikrųjų nuo kokių 10 metų. Šiaip žiauriai keista, bet iš tikrųjų tikrai jauni žmonės jau dabar ten turi visus TikTokus, Instagramus ir Phone'ą, tos visus trendus ir panašiai. Apie ką yra kalba, kad socialinėse medijose visur plinta, ten ir yra daug ir, sakykime, ten TikTok'e, Pinterest'e, Instagram'e, tie patys influenceriai promautina tuos visus stilius, sakykime, ar ten yra ir netgi stilistės, kurios turi Instagramo platformas ir ten platina visokius, sakykime, ten, kas bus labai populiaru šių metų vasarą, ir tada visos, aišku, nori atrodyti gražiai, stilingai, joms yra tai svarbu. Tada jos ten, pavyzdžiui, visos tam, sakykime, moteris, kuriom tai aktualu, jos eina ir perka. Tada vėl vasara praeina, tada vėl influenceriais. Šių metų žiemą bus tas. Ir tada, kur dėt dabar tos rūbus, nes kitą vasarą vėl bus kitas stilius. Tai va čia yra, manau, ir dar girdėjau, kad, pavyzdžiui, irgi daug ten drabužių parduotuvių, tokių pigesnių, ten kaip koks H&M'as, ten maždaug jie yra parodę, kad turi tokias dėžes specialias būtent tekstilės atliekom ir ten drabužiam, kurie nebenešiojami, bet teoriškai, kaip ir yra geri ir vis tiek medžiagos liko, ir kad jie perdirba tuos drabužius ir parduoda. Mačiau, kad nelabai taip vyksta. Nes, sakykime, buvo H&M'as, jeigu kalbant apie H&M'ą, buvo paskelbęs, kad jeigu tu atneši, sakykime, kažkokią tai skaičių, sunešiotų rūbų, tu gauni kažkokią eurų dalį nuolaidą. Sakykime, ten... Kas turbūt irgi yra ironiška, kad tu atneši, bet pirk daugiau toliau. Taip. Kad gauni ten 10 eurų procentų, ten 10 eurų nuolaidą, sakykime, nuo to, kad tu nusiperki, už tai, kad tu atneši savo rūbus, bet vėl, kur tie rūbai eina tada? Ar mes tikrai tikime jais, kad jie iš tų rūbų perdaro savo naujus? Būtent. Čia vėl grįžtam prie to pačio, kad tiesiog marketingas. Tai va. Tai jo.
Taigi, sekantis klausimas buvo, have you participated in any climate activism or advocacy efforts? Tai tiesiog ar žmonės yra kaip dalyvavę kažkokiose ar organizacijose, ar kažkur savanoriavo, kad spręstų šitą klimato kaitos problemą. Ir 73% atsakė, kad ne. Ir prisipažinsiu, aš irgi būčiau atsakius ne, nes nelabai yra tokių dalykų, ypatingai, tarkim, Lietuvoje, nežinau, aš nesu pastebėjus, kad vyktų kažkokie, nežinau, kažkokios organizacijos, kur labai padėtų klimato kaitai ar kažkokį ten rinktų pinigus ar kažką. Esu paaukojus kažkada pinigų ten per labiau tokias globales gal websaitus ir panašiai, bet kad taip kažką taip realiai daryti, tai aš nežinau. Žodžiu, aktyvistai turi blogą reputaciją ir aš nenoriu tos blogos. Aš nenoriu, kad žmonės galvotų, kad aš, pavyzdžiui, nes, aš neįsinu ir tenais, valau mišką. Man, pavyzdžiui, gėda, nežinau, ir čia yra stigma, nes šitas dalykas yra labai, labai stigmatizuotas, nes, dabar jau čia atrodo, kad, jeigu tenais eini, jau čia, už gamtą, tai čia ten, nes kažkoks ten jau veganas tenais, o dieve, ten. Jo, yra toks stereotipas padarytas labai gražus. Bet kalbant apie tą, įsivaizduokit, dabar jūs mano kietos draugės kabutės ir aš ateinu ir aš jums pasakau, kad aš valiau mišką ir jūs iš manęs pradėtumėte tyčiotis, nes tai jau nebėra kieta ir tai nebėra standartas. Bet yra taip kvaila. Ta prasme, net aš šaliai, nes tu tikrai keistai skamba, kol kažkokį mišką valai, tau viskas gerai. Taip, nes tai nėra aktualu. Mes nesuvokiam. Mes pradėsim šitą problemą suvokti tik tada, kai jau bus jau viskas. Kai jau bus jau viskas. Jau užplauks Maldyvus. Pakankamai prastai yra. Ir taip dar, kol Maldyvus visus užsems, tai mūsų dar ilgai neužsems, tai mes dar irgi... Mes nagrinėsime emigrantų, man rodos, problemą, o net šilimo. Labai gali būti, taip. Ir čia visi bus, mes prieš emigrantus. Klausykit su tokia vyriausybė, tai aš irgi dėl šiukšlių rinkimo miške, tai aš nelabai sutinku su jiem. Aš rinkčiau šiukšlės, net esu taip darius jau. Tai nebuvo kažkoks organizuotas ten kažkoks dalykas, mes tiesiog per karantiną neturėjom ką veikti iš tikrųjų. Ir šalia yra miškas, šalia mano namų, tai mes tiesiog ten rinkom šiukšlės. Tai nesutinku, kad tai yra labai gėta ir aš tikiuosi, jie dabar nežiūrėsi mane kaip į kokią, kaip tu pasakei, tą... Nevykėlę. Jo, bet iš tikrųjų aš savo vienam keso experience'ui rinkau šiukšlės miške. Ir iš tikrųjų sulaukiau tokių nelabai, kaip čia, draugiškų žvilgsnių. Tai iš irgi rodo, kad žmonės nelabai pratę prie tokių vaizdų matyti. Tai čia šiek tiek irgi nuliūdina, nes kaip atrodo, tu darai gerą darbą gamtos atžvilgiu, bet tiesiog, kad žmonės to nelabai vertina, nes tai nelabai rūpi. Tu įsivaizduok, tu eini vidury baltos dienos, blėt, išsijungia. Žodžiu, ką aš norėjau sakyti, kad tu įsivaizduok, tu eini vidury baltos dienos, ten, sakykime, ar miškų vedžioji šunį, ar eini centru ir žmogus renka šiukšlės. Ta prasme, paprastas žmogus renka šiukšlės. Tai tiesiog yra labai, negaliu sakyti, tai yra keistas įvykis. Ta prasme, paprastam žmogui, kuris, aš labiau galvoju iš savo perspektyvos, bet, sakykime, kai Emilė papasako šitą istoriją, kad, žodžiu, jie labai įdomiai kreivai žiūrėjo, kai jinai rinko šiukšlės. Tai, aš darau prielaidą, kad, tai yra keista. Jo. Aš galvočiau, kur čia kamera paslėpta, kas čia vyksta, nes yra kažkas negerai. Kažkas yra negerai, tai tai irgi yra problema, kad žmonės tiesiog, žiūri kreivai į žmonės, kurie daro gerą gamtai. Bet tiesiog yra labai, Bet realiai tai dažnai tokie žmonės, jie mėgsta kažkaip, paskui tikrai mėgsta prikaišyti tą visur, kad, aš renku šiukšles. Ir dėl to visi ir nemėgsta tamsoj, bet nublemant, aš suprantu, kad čia yra gerai ir panašiai, bet tikrai yra žmonių, kurie savo sukuria blogą reputaciją, jeigu tu per daug kiši visiems į veidą, kad, pavyzdžiui, aš neįsinu ir aš kažką darau. Aš žymiai labiau gerbiu žmonės, kurie nesiskelbia, kad jie ten savanoriauja ten kažkas ten toka. Nes ten atrodo, kad jiems iš tikrųjų rūpi. Jo, nes, įkelia istoriją, bet, vis tiek, aš nežinau, aš atsiprašau. Nesikeik jau. Atsiprašau. Aš tai iškirpsiu. Davai. Taigi ir paskutinis klausimas buvo, have you noticed any changes in local weather patterns or environmental conditions that you attribute to climate change? Tai ar pastebėjote kažkokių ar klimato, ar tiesiog oro pokyčių, kuriuos galėtumėte, kad manote, kad tai yra susijęs su klimato kaita? Tai galiu paskaityti porą atsakymų.
Tai vienas žmogus atsakė, very hard